Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą pakalbėsiu apie spalio 29 dieną vyksiančią Harry Potter stalo žaidimų dieną, kurioje bus galima išbandyti įvairiausius stalo žaidimus iš Harry Potterio visatos ir tiesiog gerai praleisti laiką. Pačiame renginio puslapyje, kurį rasite video aprašyme, galite rasti nuorodas į buvusius renginius, nes jie vyksta jau nuo 2019 metų. Anksčiau juos organizavau Rykyje, o šį kartą būsi trečias bare. Ir šį kartą bus vienos dienos renginys, kuris startuos 11 val. Ir baigsis apie 5 val. Gal ir šiek tiek vėliau. Jau viskas priklausys nuo visų dalyvių. Ir stalo žaidimai bus patys įvairiausi. Nuo klasikinių žaidimų perdirbinių, kaip Harry Potter Strike kauliukų žaidimas, taip pat Harry Potter Labyrinth žaidimas, Codenames Harry Potterio, kurie žaidžiasi visiškai kitaip negu įprastiniai Codenamesai, bei Scrabble Harry Potterio žaidimas. Ir daug kitų, apie kuriuos pakalbėsiu plačiau renginio diskusijoje Facebook'e. Tai tiesiog sekite informaciją, bus ir tokių žaidimų, kurių dar Lietuvoje nebuvo ir jų neįmanoma įsigyti, arba kurie dar tik išeis artimiausiais mėnesiais pasaulyje. Ir kad dalyvauti renginyje, reikia užsiregistruoti, o registracija vyks per mano Contribui platformą. Kaip tik yra sukurtas jau įrašas registracijai į Harry Poterio stalo žaidimų dieną. Jums tiesiog reikia įsigyti šitą įrašą už 1 eurą ir jūs jau užsiregistravote į stalo žaidimų dieną. Tai bus ne tik kaip registracija, bet ir bilietas į renginį, tai daugiau nieko papildomai mokėti nereikės. Taip pat įraše rasite mano kontaktus, kuriuos greičiausiai žinote jau ir dabar. Tai galėsite net parašyti, kokį žaidimą norėsite labiausiai išbandyti, arba gal turite patys kokį, ką norėtumėte atsinešti. Ir taip pat, ko dar nepaminėjau, tai šita registracija galioja vienam žmogui, tai jeigu jūs būsite keliese, tai reikia registruotis atskirai. Ir taip pat, aišku, bus galimybė atėjus vietoje registruotis, bet jau bus kita kaina. Tai kol kas tiek. Sekite informaciją renginio puslapyje. Ir jeigu turite klausimų, tiesiog rašykite komentaruose. Lauksiu visų jūsų renginyje spalio 29 dieną. Būsiu trečias bare Vilniuje. Iki pasimatymo. Iki.